Badas, dietologų patarimai, ką valgyti ir ko ne, amžina kankynė ir susilaikymas nuo gardesnio kąsnelio. Kiekvienas nors kartą bandė sustabdyti kilogramo augimą ant savo kūno, galėtų papasakoti, ką tai reiškia. Vilioja labai įdomi problema. Aš tai vadinu 2 vaikučiai, 2 dovanas, po 10 kg. Ir ne vienas dietologas nesugebėjo man kažkaip tai paaiškinti, kaip gyventi, ką valgyti, kad numest tą svorį. Visą laiką turėjau antsvorį ir nemažą antsvorį, ir vaikystėje turėjau antsvorį, tiesiog tik tai vienu savo periodu gyvenime, galbūt jaunystėje jo neturėjau. O paskui visą laiką buvo antsvoris po vaikų ir visą laiką aš stengiausi, kaip sakoma, numesti tuos kilogramus ir niekada nepavykdavo, jie grįždavo atgal. Svoris visą laiką buvo normalus, prieš 5 metus dar svėriau 69 kg, o paskui tas svoris tiesiog staigiai šoko ir užaugo. Išbandyti lieknėjimo receptą ir bergždžios pastangos priverčia atsigręžti į natūralią mediciną. Apsilankiusieji natūralios medicinos centre Gera sveikata išgirsta auksinę taisyklę. Žmogus yra tai, ką jis valgo. Paaiškėjo labai įdomus faktas, kad man negalima duonos su grūdais. Kad man negalima košių. Iš visų kruopų man galima tik tai grykių, ryžių ir soro kruopus. Negalima tam tikrų riešutų, kurie aš mėgdavau tikrai. O taip, visą kitą aš galiu laisvai valgyti. Tai yra tie apribojimai yra labai tokie nežymos ir nedideli, kurio aš galėjau pritaikyti. Ir man pasiūlė būtent tą kraujo tyrimą padaryti, kokių būtent produktų netoleruoja mano organizmas. Ir aš tiesiog buvau labai nustebinta, kad netoleruoja mano organizmas absoliučiai jokių pieno produktų. Tai reiškia, reikia atsisakyti varškės, jogurto, sūrių bet kokių tai. Ir taip pat visų duonų. Tai vat sužinojau tokias naujienas, kad reiškia, anksčiau maitinausi visai netinkamai. Rezultatai tie tyrimo nėra tokie, kad aš labai daug ko negaliu ten valgyti, netoleruoja mano organizmas arba dar kažkas. Tai, bet iš tikrųjų, tuos tokius, kur labiausiai buvo akcentuojama, reklamuojama naujausiai semenų aliejus, pavyzdžiui, vaisiuose, man jo pasirodo visiškai negalima yra. Bet tokių dalykų. O šiaip, aš dabar laikausi to sustatyto meniu, ką aš galiu valgyti. Iš tikrųjų, tai tiesiog tai sumažintos porcijos. Aš dirbu tokį intensyvų darbą, kad namo grįžtu tik vakare, dirbu su klientais irgi ir labai daug bendrauju ir psichologiškai pavargstu. Ir kai grįžtu namo, tiesiog būdavo, prisivalgai už visą dieną, nekontroliuoju galbūt savęs. O dabar laikydamas iš šitų tokių nurodymų gydytojos po pokalbio, aš valgau, stengiuosi valgyti 4-5 kartus, po nedaug ir per mėnesį laiko aš jau numečiau 6 kg. Pasirodo, nėra vienintelio recepto. Galima valgyti sveikiausią maistą, skaičiuoti kalorijas, tačiau kilogramai vis tiek auga. Natūralios medicinos centre Gera sveikata profesionalūs medikai kiekvienam pacientui atliks maisto netoleravimo testą ImuPro ir padės lengvai atsikratyti nereikalingo svorio. Neatsistebiu iki šiol, kaip labai mažai žmonių kreipia dėmesį į tai, ką praryja ir kaip labai mažai žmonių susieja savo mitybą su savo negalavimais arba ir ligomis. Ir šitoje vietoje mes džiuginame savo pacientus teikdami paslaugą, ištirdami imuninės sistemos pačiam giliausiam lygiai. Tai yra imunoglobulino G klasės 4 poklasių reakcija į maisto produktus. Tai yra tirdami tą 3 tipo alerginę reakciją, kurią ir patys pastabiausi žmonės labai sunkiai gali susėti su prieš dieną, 2, 3, 4 dienas valgytų maisto. O ūmaus tipo alergijos mes netyrėme, tai yra imunoglobulino G klasės, tačiau apie tai žino patys pacientai. Dažniausiai jie, tarkime, suvalgę medų, jie pastebi taip pat kiaušarojimą, dusimą, bėrimą ir panašiai. Ištyrę kraują imunofermentinės analizės metodu, mes gauname atsakymą ir tada pakviečiame pacientą pas mus atvykti ir to vizito metu sudaromas jam specialus valgiaraštis. Ir visada sakom savo pacientui, kad tai yra mitybos įpročių keitimo programa. Ir pati karščiausia mūsų centro naujiena, tai yra
genetinis tyrimas norintiems pacientams išsitirti. Tai yra papildoma paslauga ir tyriame APOE4 geną, kuris atsakingas už lipido apykaitą ir tuo pačiu už aterosklerozės išsivystymą. Ir tie pacientai yra didelė rizikos grupėje, turėdami padidintą trigliceridų kiekį kraujo ir ypač tos mažos frakcijos lipoproteinų kiekį kraujyje. Sėkmė, žinoma, priklauso nuo ryžto ir valios, tačiau ištvermingiausieji pasiekia puikių rezultatų. Dalis pacientų nustoja maitintis vien dėl to, kad jiems pradeda skaudėti galvą, kad jaučia silpnumą, kad kiti teigia, sako, kad tai ką man dabar skirtis, keičiant gyvenimo įpročius, jeigu vienas žmogus šeimoje juos keičia. Bet visi tie nusiskundimai yra labai laikini ir kelių savaičių laikotarpiai tikrai visada praeina, nes organizmui reikia persitvarkyti, imuninė sistema persitvarko, fermentinė sistema persitvarko, o be to mūsų juslės įpratę gauti kada nori, ko nori, kaip nori. Tai yra įpratę gauti mėsos kada nori, torčiukų, kavos ir reikia tą laiką išlaukti. Atspėti, kokio maisto organizmas netoleruoja, neįmanoma. Diagnozuoti galima tik per specialų kraujo tyrimą. Jis aiškiai parodo, koks maisto produktas tinka ir koks ne. Natūralios medicinos centras Gera sveikata – moderni gydymo įstaiga visai šeimai. Čia taikomi naujausi natūralios medicinos pasiekimai. Centro specialistai pasirengę padėti rasti naują kelią į ilgą, sveiką ir visavertį gyvenimą. Viskas kur kas paprasčiau negu atrodo. Reikia šalinti ligų priežastis, o ne jas gydyti. Nors centras Lietuvoje įsikūrė visai neseniai, tačiau jau daugybė žmonių spėjo atsikratyti savo negalavimų, tiesiog atsisakydami netinkamų maisto produktų. Atlikite testą. Sužinokite kiekvienas asmeniškai mitybos rekomendacijas.